Labas, bičiuliai. Štai tokioj gražioj vietai, vidury miesto, prie tokio gražaus upelio. Taip, sugalvojau išeiti prie pat namų, keli šimtai metrų nuo namų, į upeliuką, taip kaip šiemet potviniai, tai netgi yra vandens upelė. Ir šiaip tai, kalbu su jumis, bet stebiu šapalenzijų. Vienu žodžiu, galvoju, praeisiu tos keli šimtus metrų žemyn upelių iki pat Nevėžio, iki upės, pasižiūrėti kokią situaciją. Šiaip, kaip dabar toksai vanduo yra, tai netgi norėtųsi čia netgi, kaip sakant, įmanoma būtų ir vobleriuką kokį pamėtyt. Nu, bet šiandien su manim ksestulka ir avižėlės. Tai kol kaip sakyt, pradėsiu su 0,8 ir didesnių kabaliukų, nu vienu žodžiu, srovelė, sakau, nežinau kaip čia gausis, nežinau kokios čia to žuvis, bet sakau, jau 2 šapaliukus mačiau. Tarp kitko, žinot, kokia čia ta vieta man už nugaros? Parašykit komentaruose, jeigu kas žiūrit iš Kėdainių. Labai garsi vieta. O šiaip upelis labai gražiai atrodo. Gal aišku, truputį norėtųsi kaip tokiem upeliam, tai purvinesnio vandens. Tada ne taip baidosi žuvis, nu dabar skaidrus vanduo. O kažkas iš karto buvo, bičiuliai. Čia kiek eina iš aukščiau. Šokia nuvirtusi net duobutę. Sakau, dabar 0,8 Vėža, tai gal kaip ir didoka tokiam upeliui, sakyčiau, bet galbūt reikia, sakau, nežinau kokios čia žuvis dabar gyvena. O, bičiuliai, nu kas čia? Yra lapatinis. Koksai kopustinis dar visai toksai. Ešeriukas, nors tikėjaus šapaliuko. Gerai, užskaitysim ir tokį ešeriuką. Iš po medžio. Gyvasties yra. Gyvastis yra. Jo, norėtųsi gal. Tai reiks ko gero pasimažinti iki 0,5. Iki 0,5 gal avižėlė, nes per mažai vandens čia su ja. Nu va. 0,5 užsidėjau. Žiūrėsim. Bent jau tam čia turėtų būti geriau su 0,5, nes 0,8 labai jau greitai nuskęsta ir šiaip tai gan labai švaru visur. Kaip potvinis buvo, viskas išplauta. Čiuliai, kas čia? Pažiūrėkit. Antra žuvis. Aukšlytė.
Bet va vėl mačiau šapalioką, bet šapaliokai kol kas mane nesiduoda. Jei šaką, bičiuliai. Nu ką. Opa, matau šapaliuką. Opa. Gražiai. Ir dar vienas atsivė, pažiūrėkit. Opa. Pamačiau. Gerai pamečiau, ne? Baltukas koksai. Opa. Ir iš paskos dar vienas jie. Nu ką galiu pasakyti. Čiuliai, veiksmas. Kaip ir galvojau, taip ir yra. 3 žuvys jau. Ir dar iš paskos tą traukiau netgi. Vėl į šaką. Nuka. Pabandysim paeiti, nudaiti iš toliau. Nesinori labai išbaidyti. Čia kažkas bulkuoja netgi. Čia bičiuliai net subulkavo kažkas. Reikia užsidėti ryškesnį masaliuką, kad matyčiau. Dabar tepalinį tokį uždėjau, tai visiškai nematau. Bandyt kokį apgaviką, gal tantykę kokį apgavikį net. Tantykę jinai gerai matosi iš toli, tai tokiuose vat vietose, kur tu, nu, kaip sakyt, kur tu gali sekt masalą. Tai labai gerai, su tepaliniu aš nematau, bet čia kažkas subulkavo. Koksai išėjo. Pažiūrėkit. O čia tai išvariau iš medžių. Čiuliai. O kaip? O čia tai išvariau iš medžių kokį arklį. Nuksė stulka. O lemba. Čiuliai. Nesinori kelt. Nesinori. Ui. Gerai, kad negėlu. Kokį arklį. Nuka. O čia tai pamečiau, bičiuliai. Kumelys koksai iš po medžio. Koks arklys. Bet tai taip, čia kažkas mažiukas, supūkt iš po medžio. Čia sudėtinga ir suravė, ir medžiai. Norėtųsi visai kažkaip pakišti po šakom. Sukuri. Yra, bičiuliai, dar matau. Jums greičiausiai nesimato, man su akiniais. Dar aš matau. Lemba, kaip čia man norisi visai užtūk, nu, to sausuolio. O, va čia. O. Čia, kas čia buvo? Gerai. Duodam taškelį truputį atsikvėpt. Grįždamas užsuksi. Čia matėsi dar keli. Čia dar pabandyti. Iški paeit kažkur tai. Tiekais. Jo, labai, kaip ir viskas faina, bet labai atvirai, va kas yra. Ir dar šviesų. O ten po to kelmų teoriškai turėtų būti tikrai kažkas tai. Bandysim pamesti ten. O, geras metimas.
soriukas, opa, mažiukas kažkoks buvo. Gal kur didesnė srovė kažkuria prasme irgi geriau, todėl kad jie, nu, nėra kada jam galvoti. Jam reikia kibti. Arklį vėl turiu. Grinai pamečiau po kelmiukų, opa, ir išėjo. Ir kaip mano kamera nebuvo paruošta, nepamatėt kibimo tokio gražaus. Kur to pažiūrėkit. Kokio grožio šapalenzijai. Bet tai kaip gražiai tik pataikiau į tą kelmiuką, nukrito nuo kelmiuko. Buimt iš karto. Gaila nepavyko užfiksuoti kibimą. Bet tai kokie šaplai. Bet, gražuolis, pažiūrėkit toks. Nu, eik tyliai. Tyliai sakiau. Aišku, dabar pasibaidė, bet pagrinai ten po to atsimušė į kelmiuką, įkrito, bubuicht. Ai, biški. Nebuvau jungęs kamerą tinkamai. Gerai, bandė dar sykį. Aišku, dabar pasibaidė, bet ten, skau, tas sūkurys labai tiksliai reikia pamesti. Ir svarbiausia, kad buvo išėjęs ne vienas. Tikrai yra dar. Vėl reikia taikyti, kad dar arčiau reikia, dar arčiau. Bičiuliai, makt. Stulka. Sveika. Biški rūra. Makt. Gerai. O šikna kaip šikna. Čia buvo truputį makt. Prisijokiau aną kartą. Biški. Viskas gerai. Galima įsigręžt kojines. Nelaimingas. Nelaimingas su laiminga pabaiga. Nu gerai, tai ką darysi dabar. Šilta ir smagu. Biški tik tai užpakalys toksai. O čia telefonas vietoj, viskas vietoj. O kam nepasitaiko? Ką darysi? Palauksim, kol nudžiūs, paskui nupurtysim. Kaip jūs viskas tvarka? Opa, pičiuliai, kas čia? Žiūrėkit. Iš po krantą. O, koksai lapatinis. Nu, faina. Visai gražus. Antras ešeriokas yra, reiškias, ir ešerioko. Pičiuliai, visai man patinka. Atsišėręs. Riebailiukas. Palei žolytės. Dar bandyti. Jau buvau pasiilgęs to avižadrebio tokiam grivelį. Savotiškai. O, kas čia subulkavo, net savotiškai įdomu irgi. Kaip ir aišku, kaip ir visos to žūklės gaunasi. Ypač, kur, nu, tarsime, kur matomumas geras, kur tu matai žuvį, matai dugną, tai išvis grinai kaip medžioklė.
faina. Ką aš galiu daugiau pasakyti. Tokioj vietoj ir šalia namų vidury miestą. Kas, bičiuliai? Op. O čia jau alkanas papuolė. Kaip jisai gerikliai. Gerai, kad burnytės jų didelis nueiktų. Būtų gerai, kad eitum prieš srovę. Taip drąsiai iš po kojyčių. Makt. Dabar einant pasroviui truputį gal kažkiek tai geriau, nes prieš srovę tai man kažkaip, man per greita srovė. Labai tas masalas greitai neša tą masalą. Dabar vat geriau, aš galiu geriau apmėtyti abu krantus ir iš toliau. Nes taip kaip labai švaru, tai jie vat grinai prisispaudė, ar tai prie akmenų, ar tai po krančiukų. Visiškai. Opa, bičiuliai, opa, pamečiau. Iš po medžio. O, koks gražuolis. Koks gražuolis. Pum tik tai iš po šakelį. Pasaka. Iš po lapų. Šiaip pastebėjau, jeigu va kur didesni, tai jau jisai kala. O tie mažiukai baksnuoja, vejasi kažkaip taip nelabai. Čia gražiai iš po lapų išviliojo tokį bombinį. Bičiuliai, o čia jau darosi smagu. Ir slidu, ir smagu. Žodis.
Nu, pabandysiu paeiti link pagrindinės upės, aišku, čia srovelė biški didoka, nu, bet yra tokie užutikėliai. Pažiūrėsim, ką čia gero. Ką čia gero, bičiuliai, pažiūrėsim. Maža ką, gal ir čia koks didesnis bus. Top, bičiuliai. Kažkas yra. Pirmas mikro šiandien. Iš kampiuko. Nu ką, sakiau, kad gali būti. Čia didesnė srovė, tai gal jie bus tokie, kaip pasakyt, piktesni. O gal netyčia ir koks gražesnis prašaus. Bet kokiu atveju va vienas yra. Ir ten va toliau, matau, tokie kampiukai yra perspektyvesni. O pabičiuliai dar vienas. Kas čia? Čia kažkaip tokie visai. Bet čia pikti. Antras mikro. Bičiuliai, čia bus lapatukas, jaučiu. Pažiūrėkite, koks lapatinis iš sukuriuko. Gražus, ne? O toksai gražuolis. Kampiukas ir ešeriukas ir visai fainas. Žiūrėt, pagal idėją turėtų būti dar koksai. O, čia kibimas buvo taip rovė. Dar kažkas yra. Dar, bičiuliai, kažkas tai buvo. Bičiuliai. Va toksai. Va tokio dydžio šapalas. Va tokio dydžio. O, bičiuliai. Va čia pamečiau ant brastelės. O čia pamečiau, ką, kaip jums toksai. Nuo brastos. Svarbu neįnert. Pažiūrėkit koksai. Nuo brastelės bumbulas. Bumbulas.
ką, judam toliau, aišku, čia dabar biški jau išsimakalavo tas lenkstukas. Eisim prie kitą. Bet čia geras toksai prašovė. Ko gero didžiausias šiandienos. Ko gero didžiausias, nu, kaifas, bičiuliai, kaifas. Nu, negerai. O, varliukas net atsibūdo, nu ką, varliukas. Nu, šiandien realiai iš taškelio po vieną gražesnį. Nu, kaip ir turbūt normalu. Gylis mažas, vanduo labai skaidrus. Skaidrus vanduo. Vat. Būtų purvinesnis vanduo, būtų reikalai, manau, daug geresni. Nes jie realiai vieną įkertė, visi kiti pabėga. Kampiukas geras. Sukuriukas ir kampiukas. Iškart. Čia nebus ešeriukas koksai. Ar nebus ešeriukas tik tai? Ne. Kas čia tokia aukšlytė, nu tai kur tu taip? Pikta aukšlytė. Kas čia, bičiuliai, dar? Negi vėl aukšlė. Mikrošapalenzijus. Jo, čia mažiukai daug piktesni negu tenai, toj platesniai vietai, ramesniai. Bičiuliai, tik kamerą išjungiau. Baimt, bet čia į lampačių panašu. O, čia panašu į lampačių. Ar kas čia? Pažiūrėkit, kas. Aš sakau, bum, tik tai kokie ešeriukai. Atrodo, kur didesnė srovė ir ešeriukai didesni. Bum toksai. Tik tai buvo. Pažiūrėkit. Kokie lapciai. Kokie lapciai, va? Tokius jau nesarmata būtų ir ant mikriko gaudyt. Kai lenkia ant sukuriuko. O, bičiuliai vėl. Bet čia vėl turbūt lapciukas. Nu, galiu pasakyti, gražuolė čia kimba. Tokius nesarmata būtų jau ir ant, kaip pasakyti, ant mikrodžigo, ne? O, bičiuliai, kas čia bakstelė, vėl bus apatinis turbūt.
Vakarinis. Vakarinis. Jau, bičiuliai, pabaiga. Saulė leidžiasi tuoj. Vyniosim turbūt irgi. Dar va čia vat atkarpėlę noriu praeit. Gal truputį ir apstoja, kažkaip nežinau, tas aktyvumas. Aktyvumas truputį lyg tai sumažėja. Porą aukšlyčių pagavau. Šapaliukų daugiau, nu čia, kaip sakyt, upelio žemupys, aišku, čia tie šapaliukai gal jie nelabai. Čia gal daugiau ešeriukais. Čia giliau jau. Nu ką, bičiuliai, viskas nurimo. Greitukės tik tai važinėja. Ką galiu pasakyti? Fainai. Visai patiko. Prasivaikščiau, kaip pasakyt, po rajoną, aplink namus. Ir... O, kas čia dabar? Kažkam negerai, ar čia? Ai, čia policija gaudo banditus. Tai va, bičiuliai, prasėjau. Visai gražu, visai smagu, veiksmo daug ir tie šapuliukai tokie, ir ešeriukai, sakau, nes armata būtų net ir ant mikrodžiko gaudyt. Dar galvoju, aišku, tas vanduo dabar krenta, sulyg kiekvieną dieną. Tai va ten, kur, sakykim, tas pirmas ruoželis buvo, ten norėtųsi su britkelniam nueiti. Nueit su britkelniam pasižiūrėti. Nu, ten jaučiasi, kad yra, bet nu, nuo kranto sunku tarp tų medžių. Tai dar netgi galima būtų pabandyti pabrist aukštyn. Tai tokie reikalai, bičiuliai. Kaip galvojat, bandyt dar ar ne? Greičiausiai bandysiu, nes žinau, kad jums patinka, kad norėsit dar pamatyti, kaip man seksis. Tai va. O tam kartui turbūt tiek, kai visą laiką užeinam į ambasadą pasižiūrėti. Įrankiuko aprašymas, rytutė, valiukas, masaliukai. Ir aišku, jeigu dar sugalvosit kažką tai įsigyti, nepamirškit slapto kodo UNIK. Ir norit žinot, kur tokie upeliai teka, junkitės į klubiokus, į patronus. O mes, ką mes susitiksim kitam video. Aišku, yra tikimybė, kad netgi prie šio upelio, o galbūt prie kito, nes reiktų ir kitą upelį aplankyti. Jeigu yra šitam, turėtų būti ir kitam. Gerai, bičiuliai, iki sekančio, iki.